Labas vakaras. Šiandien pas mus pilnatis. Pilnatis tai visą laiką tokia magiška, stebuklinga, galbūt netgi mistinė diena ir toks mistinis laikotarpis. Ir pilnatis tai visą laiką apie tokį energijų epogėjų, apie energijų mm, e, kulminaciją. Vat. Ir kuo ypatinga šita pilnatis, kad šita pilnatis yra liūtė. Liūtas pas mus, kaip žinome, yra toks a, ugnies ženklas visų pirma, plus toks labai mėgstantis prabangą liūtas karalius. Ir gali būti būtent tokių konkurencijos arba įrodinėjimo skirtingų tokių dalykų, kai vat, kas yra svarbesnis, ne? Galbūt savo vietos pasaulio atradimo klausimas. Ir pasistengkite, kadangi dar tai yra pilnatis, nuiliūti, pasistengkite nesivelti į konfliktą. Žinot, kaip kartais nesiginčyti ten, kur nereikia ginčytis, galbūt arba negalvoti kažkaip kitaip apie žmogų, nes pilnatis tai irgi savotiškas patikrinimų metas iš erdvės, kai emocijos, žinot, kaip labai lengva patikrinti žmogų, kai emocijos tokios pulsuojančios emocijos tokia kulminacija pagėjo, ir labai lengva, žinot, kaip labai lengva kažką pasakyti, kažkaip lengva pasiduoti. Lengva, žinot, kažką pasakyti, o po to per tą tokį pasakymą gali santykiai kažkaip pablogėti, vat galime išsakyti kažkokias savo senas nuoskaudas, bet galbūt žiūrėti, kad tos nuoskaudos nebūtų dar kaip su tam tikrų netikrumų filtru, ne, kad tos nuoskaudos, galbūt tas žmogus taip negalvoja arba kažkaip taip nebuvo, o aš tai prafiltravau ir supratau visiškai kitaip. Todėl gali kilti tokio, na, kas esu aš, galbūt šeimoje, kolektyve. Ir vandenis jis toks greitas, saulė, kadangi yra vandenė, tai yra taip greitai viskas gali būti, atrodo taip nieko tokio, taip labai paprastai, bet pasekmės to gali būti labai tokios ilgos. Plus dabar dar yra žmonės gali būti tokie irzlus, nes energijos labai labai aktyvios, Šumano rezonansas. Man kaip tik dabar mes pradėjom šnekėti, atėjo žinutė, vėl pradėjo darytis, labai stiprios energijos pradėjo eiti. Aš jums kaip tik ir parodysiu. Vakar mes turėjome, vakar mes turėjome labai labai stiprias energijas. Tai rodikliai, kuo daugiau balto, aš nežinau kaip čia matos, kuo daugiau balto, tuo daugiau yra šitų būtent tokios labai labai aukštos vibracijos energijų. Ir čia matome dabar, mes tik pradėjom šnekėti, vat vėlgi baltas ruožas darosi. Gal vėl per pilnatį gali būti, na, pakilę Šumano rezonansas, vėl einančios energijos. Tos energijos yra geomagnetinėme planetos lauke, o mes esame neatsiejama planetos geomagnetinio lauko dalis, todėl tos energijos veikia mus be išimčių kiekvieną. Ir dar pilnatis, jinai taip tarytum pakelia viską iš viršaus ir dar tos energijos pakelia viską iš viršaus. Dėl tiesiog, na, patarimas būti atsargesniems su savo mintimis, su žodžiais ir pagalvoti prieš pagalvojant, ne, ir prieš kažką tai pasakant. Ne, tiesiog galbūt paklausti, jeigu žmogus jums kažką pasakė, galbūt paklausti, o ką tu turi omenyje ir ką tu nori tam pasakyti. Galbūt žmogus jums pasakys visai kitokią istoriją, negu jūs galbūt suprantate. Ir dabar gali norėtis aiškinti santykius. Na, patarčiau biškai palaukti, galbūt norėsis kažkam parašyti žinutę, išsiaiškinti senas nuoskaudas. Tai aš taip iš tikrųjų patarčiau palaukti, nes dabar ant karštų viskas bus. Labai bus lengva įsivelti į konfliktą. Atrodo, iš paprastų žodžių gali kilti konfliktas, kuris, na, paliks savo pėdsakus. Bet kita tokia biški
Šiaip tai yra labai pozityvu, ne būtent tos energijos, kad jos eina, tai aš nekartą sakiau, apie ką jos yra, kad greitesnė materializacija, dar žinutė nuo Metatrono, galbūt tada dabar čia pasakysiu, geriau išnaudokit tą laiką, kai eina labai labai stiprios energijos. A, Aš perdaviau prieš 2 dienas žinutę nuo Metatrono Arkangelo, kad kadangi laikas sukasi žymiai greičiau, laikas jisai kaip ir sukasi taip pat, bet mes esame kitame taške, kur laikas sukasi mažesnė amplitude. Man atrodo tokia spiralė, galbūt spiralė yra didesnė ir spiralė gali būti mažesnė. Tai dabar mes, kadangi grįžtame prie to centro, prie kurėjo, mes esame, kad čia taip paprasčiau paaiškinti, mažesnėje tokie spiralė, mažesnėme rate, todėl laikas apsukdamas ratą, jis užtrunka mažiau laiko. Bet, ta prasme, diena kaip ir tokia pati 24 valandas, bet turbūt daugelis pastebėjo, kad laikas tarytum pagreitėjo. Aš tai labai pastebėjau, ypatingai paskutiniu metu, niekur nespėjau. Dėl to ir dabar ši praktika yra tokia atvira, nes aš daug kur vėlavau, tiesiog nes kažkaip nespėjau. Ir dėl to būtent, kadangi mes vėluojam, būtų gerai tada į erdvę kažką atiduoti, nes na, taip veikia, tai veikia dėsniai, ne, kad jūsų laukimas tai yra irgi jūsų energija, jūsų laikas. Todėl aš dovanoju jums, na, savo laiką ir energijas irgi, ne, nes jūs galėtumėte tuo laiku galėti daryti kažką kitokio. Tai va, dabar mažiau laiko reikia, kadangi ir materializacija yra greitesnė, ne, nes mes kažką pagalvojame, mes galime prailginti akimirką, pavyzdžiui, medituoti, siūsti dėkingumą, daryti kažkokias tai praktikas ir automatiškai praktika, jeigu anksčiau buvo, ten, nežinau, 5 minutės, tai jinai užsiskaitys galbūt kaip 15 minučių, nes laikas, tai yra trumpesnis laikas, taip kaip jaučiasi, bet ilgesnis, sąlyginai ilgesnis, negu dabar mes darome, nes laikas sutrumpėjo, mes esame kitoje tokioje amplitudėje sukimusi. Todėl žymiai mažiau laiko reikia medituoti arba daryti kažkokias tai praktikas. Tai yra vienas pliusas, bet minusas to, kad jeigu mes siunčiame negatyvias emocijas ir vibracijas, tai irgi taip pagreitėja, tai irgi sustiprėja. Todėl dabar labai 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 svarbu galvoti, ką mes sakome, ką mes darome. Ir aišku, kuo daugiau gerų darbų, pozityvios karmos, tuo daugiau jums grįžt, nes atitinkamai tai tarytum laikas sutirštėja, laikas sutirštėja. Va, tai tokie jums patarimai būtų. Na ir kadangi šiandien yra pilnatis liūto ženkle, liūtas mėgsta prabangą, jisai pas mus toks karalius, mėgstantis prabangą. Mes padarysim dar šiandien tokį kaip ritualą. Ritualą, tiesiog mažą ritualą aš jums duosiu su papuošalais. Tai jūs galite, nežinau, galite kartu padaryti, galite greitai surasti kažką, bet vis tiek reikės jums palikti per naktį, ne? Jums reikės palikti per naktį tą vandenį su papuošalu. Galime paimti auksą, galbūt sidabrinį šaukštelį, arba po to reikės šaukštelį irgi turėti, kad pamaišyti į priekį vandenį ir po to su juo nusiprausti. Ne? Bet aš jums tą ritualą duosiu ant pačios pabaigos. Dabar galite parašyti, kaip jūs jaučiatės. Ir aš labai būsiu dėkinga ir, aišku, YouTube už jūsų laikus, jeigu jūs žiūrėsite komentarus. Kam skirtas ritualas? Koks apie pinigus? Tai bus apie pinigams pritraukti geroviai. Migrena prasidėjo. Jo, dabar labai laikas, kadangi sutirštėjęs, tos energijos jos tokios stiprios, aktyvios, labai išlys viskas tai, kas yra pas jūs. Gali labai iškilti, todėl tikrai rekomenduoju eiti pas specialistus, pas psichologus, tiesiog gidovus, kurie padarys su jumis kažkokias praktikas, nes migrena tai
irgi turi savo psichosomatiką ir turi savo priežastį. Todėl, na, aš su migrena galiu greitai ganėtinai dirbti, nes tai yra tokie dalykai. Tiesiog, žinot, ateina žmogus kartais į konsultaciją arba konsteliaciją. Aišku, šiandien vienas galbūt ne visai išėjo su tokiu rezultatu, bet galbūt vėliau tas rezultatas ateis. Bet, bet sako, aš kažkiek, nu, tiek metų kentėjau, ar tą pačią migreną, arba kažkokius tokius dalykus, o galima tai sutvarkyti labai greitai, per 1 valandą, tik tai reikia tikrai to užsinorėti, nes labai dažnai žmonės neina ir neieško pagalbos, todėl kad jiem iš tikrųjų patogu būti aukos pozicijoje. Ne? Pažiūrėkite, nes visą laiką, jeigu mes neinam, nesikreipiam kažkur, mes turime antrinę naudą ir galbūt ta antrinė nauda yra likti aukos pozicijoje. Todėl, na, galbūt tada mane ten pagailės, man galbūt to nereikės daryti. Žinau, kaip anksčiau vaikams, jeigu aš sirgu, man nereikia eiti į mokyklą. Tai pažiūrėkite, kur jūsų gyvenime galbūt yra kažkokia tokia antrinė nauda jūsų lygų. Na, su dantim irgi, reikia viską žiūrėti. Viskas turi savo priežastį. Dantis, nemigos, migrenos. Tai, tai turi savo priežastį. Todėl vienintelis dalykas, ką aš galiu pasakyti, kad, na, jeigu jūs nieko su to nedarysite, tai lengviau nebus. Ir aš ne dėl to, kad noriu prikviesti, tam, pavyzdžiui, klientų ar panašiai, ar išgazdinti. Ne. Lengviau nebus tiesiog. Eina kūnų lengva vibracija, jo šaltis nupurto, padidėjęs jautrumas. Jo šiandien energijos tokios ypatingos. Ką dar galima daryti? Galima, kadangi pilnatis tokia liūta yra, galit padaryti tokius planus savo irgi pasirašyti, nors aš per pilnatį to nerekomenduoju daryti, bet galite tokius ilgalaikius planus pažiūrėti, kaip aš noriu matyti savo gyvenimą, nes energijos labai stiprios, būtent dėl to, kad tai bus dar planetų paradas, ar tik ne 18 dieną, ar 20 kažkelintą dieną bus planetų paradas vėl. Vasaris labai labai toks kupinas skirtingų dalykų, kur dabar labai gerai, na, sakykime, manifestuoti, bet aišku, manifestuoti aš ne visai taip mėgstu šitą daryti. Manifestuoti teisingai, manifestuoti suvokiant, ką aš pati turiu pakeisti, pakoreguoti arba pats pakeisti, pakoreguoti savyje. Nes kitaip, jeigu mes manifestuosim, nežinom, iš kur mes tai gausim ir kas mums tai duos ir kokias pasiekmes tai gali būti turėti. Todėl geriausia manifestacija tai yra būtent aukštos energijos apsivalymas nuo būtent visų tų negatyvaus spektro emocijų. Ir jeigu mes norime turėti finansus, ne, kas yra daugam aktualu, jeigu žmogus serga, tai arba finansai subirės vėliau, nes jeigu žmogus serga, tai reiškia, jis praranda energiją, o pinigai yra energija, tai sergantis žmogus praktiškai negali padidinti savo finansinio potencialo, tai manifestuoti aš net nepatarčiau, sakykime taip, o pažiūrėti, maksimaliai įdėti pastangas į jūsų sveikatą, nes energija didėja, mumise dabar didėja tai, ką mes turime. Jeigu mes turėsime savyje tik tai pozityvą ir geras pozityvias vibracijas, linkėsime savo ir kitiems gėrio, nebebus to negatyvo, tai mumise tas tik tai didės. Tai būtent tos energijos didina tai, ką mes turime savyje. Ir jeigu jūs turite lygą, tikrai labai labai rekomenduoju. Tai va, dėl to aš ir darysiu nuo kitos 23 dieną, man atrodo, mes startuosim, ar 22. Dabar aš neatsimenu, kai rintą dieną. Žodžiu, ne šį savaitgalį, o kitą mes startuosime su gydomosiomis grupėmis tokiamis, bet aš labai rekomenduočiau prie šitų grupų tokią savianalizę arba sesijas, ne, kodėl būtent nustatyti priežastį. Jeigu mes nustatom priežastį ir po to dar gydom, tai turės labai labai gerą poveikį. Todėl
Aišku, tuos gydomasias grupės jūs galite prisijungti. Gydomasias grupės jūs galite prisijungti mainai nuo 20 eurų už savaitę kasdienių energetinių praktikų. Eina net zvimbimas per ausis, jo. O įsivaizduokite, kas bus, kai bus dar didesnis aktyvumas. O 25 metais, aš galvoju, taip galbūt per vidurį, galbūt vasaros bus, nu, tikrai rekomenduoju prasivalyti maksimaliai. Jo, 28 planetų paradas, jo. Pakilo spaudimas, skauda galva, silpna ima miegas. Leiskite savo pamiegoti, nes tos energijos jos dirba su mumis, aktyvuojasi mumise kanalai, čakros, tai, ko mes neturėjome, arba tai, kas buvo miegančios, sakykime, mūsų sistemos, organai, dvasinė širdis, dvasinės smegenys, dėl to būtent ir širdis, ir galva labiausiai skauda. Ir šiaip aktyvuojasi DNK, keičiasi ląstelių struktūra, jos kristalizuojasi, todėl visas kūnas jaučiasi pavargęs. Ir todėl, kuo daugiau duokite jam pailsėti, tuo švelniau tie procesai eis. Bet aišku, jeigu yra rimti, na, jeigu jau skauda, tai kreipkitės kažkur. Ir vaistai labai greitai neveiks, nes kas yra vaistai? Vaistai yra žemo dažnio vibracijomis paremtas gydimas. Vaistai tai yra, taip jie gydo. Ir aš dabar tikrai nerekomenduoju, tarsi jeigu kažkas serga, tikrai nerekomenduoju atsisakyti vaistų, bet paraleliai dirbti ir su priežastimi, nes su laiku, kai bus labai labai aukštos vibracijos, saulės žybsniai, vaistai tiesiog jie tiesiog kenks, nes tai tokios žemai vibruojančių sistemų struktūrų išmislas, todėl tai nebeveiks. Einšteinas sakė, kad gydimas bus vibracijom ir energijom, todėl jau dabar aš pradedu, man jau tos atėjo labai labai daug praktikų energetinių gydimo šviesa, todėl aš noriu jau bandyti ir eksperimentuoti. Miegas neatsimenu, kiek bemiegočiau, valgyt norisi. Valgykite, jeigu norisi, bet šiaip aš jau šiandien 3 dieną tokiame sąlyginam išvalyme. Po to mes su jumis galėsim padaryti tokį kaip galbūt badavimą arba išvalymą nuo sunkiųjų metalų, nes kūną reikia išvalyti nuo sunkiųjų metalų. Mėsą, paukštieną patarčiau pamiršti. Jeigu jūs norite būti sveiki, tai mėsą aš patarčiau pamiršti ir neduoti šito vaikams. Dar jeigu kažkas tai jūsų namuose užauginta, arba žinote iš kažkokių tai ūkininkų, dar darbą ir tai su labai didelė pagarba ir tik tai paukštieną arba, lokutiena, bet ne žinduolių mėsą, tikrai ne. Nes jūs tiesiog nuo to sirgsite. Va. Gali būti lygos priežastis vien dėl to, kad jūs valgote mėsą. Todėl pabandykite apsivalyti organizmą ir pabadauti ir pažiūrėsite, kiek daug ligų gali savaime praeiti be jokių vaistų ir be papildų, kad kaip kažkas rašo, mūsų kūnas taip yra suformuotas, kad jis gamintų viską pats, tik tai nuo netaisyklingo eksploatavimo mūsų kūno jis negali to daryti. Nes tam ir yra būtent hormoninės skirtingos, nežinau, liaukos sistemos, kaip čia mediciniškai pasakyti. Tai jo, aišku, reikia padėti kūnui. Papildai, aš turėjau, man atrodo, kažkokį seminarą apie papildus ir maistą. Papildai tokie, kuo natūralesni. Pavyzdžiui, jeigu nevalgom žuvies, tai omega 3 kažkokios tai žūtukai, bet labai geros kokybės, tokios nervų sistemai. Labai gerai nervų sistemai dabar papildai, vitaminai B grupės, kalis, magnis, cinkas, vat būtent tokie vitaminai. Mumijus labai gerai, taip galima ir mumijų gerti. Antiparazitarinės, ne, būtent tas pelyno kapsulės, dar kažkas tai labai gerai antiparazitarinės, nes
nu, kūną reikia išvalyti maksimaliai. Tai manau, kad mes, nežinau, galbūt kovo mėnesį arba balandžio padarysime su jumis tokį išvalymą, bet aš noriu jį praeiti pati, išbandyti, o po to ir kartu su jumis. Be mėsos. O kaip kruopos? Kruopos ne, kad tai nebūtų grūdai. Tai grikiai, lęšiai, balanda, ta kinuoja, ne balyvinė balanda, kinuoja. E, kaip kinuoja. Mm, Balanda gal taip ir vadinasi. Yra o tokios mažos krupytės būna, ne, dabar neatsimenu, kaip tai vadinasi. Nu jo, bolivinė balanda. Čia irgi galima valgyti, čia irgi labai gerai turi daug labai vitaminų, visko. Čia įdėti kažkur tai į soros, aš nežinau, ar soros nėra grūdai. Tai va. Kad tai nebūtų grūdėta, nu, būtent tie grūdai kaip, nu, avižos, bet, nu, būtent kviečiai ir ten kita, tai aišku, tai yra geriau negu mėsa ir kažkas tai, nes vis tiek kūnui reikia baltymų, bet reikia baltymų žiūrėti ten iš riešutų ir produktai, kurie turi baltymus, tai pavyzdžiui, avinžirniai, lęšiai. Nu, iš tikrųjų, kartais kiaušinį, aš tarsi valgau tikrai kiaušinius. Soros nėra grūdai. Nežinau, iš tikrųjų apie soras, nežinau, tai gal nežinau. Aš nelabai valgau sorų, todėl nežinau, man jie tiesiog nepatinka. O miltai turbūt šakės. Nu, jau daktarai sako jau daug laiko, kad miltai turbūt šakės. Ypatingai kviečiai. Nu, aš kažkokį kartą nuo karto dar suvalgau tų kviečių, bet reikia mažinti, nu tikrai mažinti, nes stengtis tiesiog. Vat, tai. Ką, eina tada į praktiką mūsų. Einam į praktiką. Atsigerkite vandens. Aš irgi dabar ant to išvalymo, aš tiesiog geriu ir labai daug geriu. Ryžiai irgi taip. Yra tam tikros rūšis ryžių, juodieji ryžiai, juodieji, bent ir raudonieji. Tie tokie būna kaip plikyti ryžiai, tai ne, bet man atrodo jasmina arba smatė. Dabar neatsimenu tiksliai, kurie dar tokie labiau, kur, nu, valgyti galima. Nu, viską galima valgyti, bet žiūrint, ko jūs norite. Turi būti maistas, kuris neužteršia ląstelių. Bet pagrindinė priežastis, dėl ko nevalgyti to, kad maistas neužterštų ląstelių, nes užterštos ląstelės juos supiktybėja. Ir, nu, kaip aš sakiau, kad bus labai daug tikrai vėžių susirgymų ir jie gali būti tiesiog nenutaisyklingo maisto. Vienas yra mūsų emocijos negatyvios, užstrigusios kūne. Mums simbolizuos kūnas, šauks, kad tu ne ten eini, pasižiūrėk, ką tu darai. Dėl aktyvuoti besąlyginę meilę, tai ką mes šiandien darysime. Antra, maistą. Tikrai žiūrėti maistą, nes maistas būna užkemša tiesiog ląsteles ir jos neturi, žinot, kaip neturi kom kvėpuoti. Negauna deguonės. Tai vat, kuo daugiau deguonės kvėpavimo, irgi vat, deguonės kūnui. O, mūsų daug susiriko. Ką, einam tada į praktiką. Einam į praktiką. Įkvėpkite, iškvėpkite ir einam. Prisipildysime energijų. Kvėpuokite,
Pakvėpuokite ir nerkite dabar į save. Įsivaizduokite, kad jūsų akis žiūri į vidų ir jūs nerite į savo vidinę visatą. Nerkite į savo vidinę visatą ir pabūkite ten. Pažiūrėkite, kaip jūs jaučiatės, kaip jums būti toje aplinkoje. Ar jums ten patinka, kaip jaučiasi ta atmosfera. Tarytum, jūs įeinate į tam tikrą, įeinate į tam tikrą patalpą ir pabūkite savo vidinėse namuose. Ar ten šviesu, ar ten tamsu, galbūt ten groja muzika, galbūt jaučiasi kažkokie kvapai. Ir reikia dabar prie tos vietos, kuri reikalauja daugiausiai dėmesio. Tarytum, aš turiu prieiti prie to kampo arba prie tos vietos, kur aš jaučiu, pradeda darytis destruktyvūs procesai. Galbūt tai jūsų kažkoks tai organas, galbūt tai tiesiog jūsų psichika, kažkokios emocijos, kurias jūs jaučiate. Tokia labiausiai pulsuojančia vieta, kaip raudona, tokia kaip ir raudoną mygtuką greitosios pagalbos, kuris šaukia: ateik, prieik prie manęs. Prieikite ir pasižiūrėkite, kas jūs kviečia, į ką jūsų vidinė visata nori atkreipti jūsų dėmesį. Paklauskite savęs, apie ką tai man. Ką tai ką nori man šita vieta pratransliuoti ir prasignalizuoti. Ir paklauskite, jeigu jūs matote, galbūt tai yra kažkoks organas arba galbūt tai kažkokie tai jausmai jumyse užstrigę, paklauskite, apie ką tai man ir ką aš galėčiau pakeisti, pakoreguoti savyje arba galbūt savo racione, savo mąstysenoje, kad tas raudonas mygtukas nurimtų. Ką jūs galit padaryti, kad tas raudonas mygtukas nurimtų ir ką būtent pakoreguoti savyje, kad tie procesai pasidarytų ramesni. Galbūt pakeisti mitybą, galbūt pakeisti mąstymą. Ir ką būtent, kas būtent galbūt jūsų racione netinka, galbūt kas netinka jūsų gyvenimo būde. Labai dažnai liga arba kažkokia tai problema, jinai gali būti matoma subtiliajame plane 5 metai prieš tai, kai jinai, nežinau, bus matoma kaip liga arba kaip problema, kaip įvykis kažkoks. Subtiliajame plane tai pradeda formuotis prieš daug metų. Ir jūs galite dabar atkreipti dėmesį į tai, kas galbūt dar net nėra susiformavę. Galbūt jums kažkoks organas sako tam tikrus dalykus, atkreipti į mane dėmesį, o jūs galvojate, jisaigi pas mane sveikas. Bet galbūt tokiame subtiliajame energetinėme plane jis jau pradeda
eiti į minusą, nes ten jau įsivėlė klaida. Būtent organizmo klaidos yra mūsų e, e, senėjimo ir ligų priežastis. Klaidos tai yra tai, ką mes darome ne pagal, sakykime, gyvenimo dėsnius. Tai, ką mes valgome, ne taip, kaip sukūrė mūsų Dievas. Žinot, kaip į benzininę mašiną, jeigu mes pilam dizelį, tai mašina toli nepavažiuos. Taip pat ir mūsų kūnai buvo sutverti biški kitokiam gyvenimui. Ir raskite tą klaidą savo organizme, kuri galėtų privesti prie tam tikrų pasekmių. Arba jau tos pasekmės yra išreikštos. Pajauskite dabar savo dvasinį širdį, savo krūtinės centrą. Įsivaizduokite, kad jūs tarytum atverėte krūtinę. Pajauskite, tarytum už jūsų yra angelo sparnai ir krūtinės viduryje įsižiebia mažytė saulė, jūsų vidinė šviesa. Ta vidinė šviesa, kurią turime kiekvienas iš mūsų. Nes būtent per mūsų širdį mes transliuojame besąlyginę meilę į pasaulį. Ir dabar iš savo širdies, dvasinės širdies, per prabudusią savo dvasinį širdį, nusiųskite besąlyginę meilę visų pirma tai vietai, kuri vat ir siunčia tą pagalbos signalą. Nusiųskite ten savo meilę, dėkingumą. Dėkingumą už tai, kad jinai pasirodė, kad jūs ją galėjote pamatyti, pastebėti. Paklauskite, kas įtakojo, kas čia man su balsu, kas įtakojo, kad jinai pradėjo keistis, deformuotis, destruktūrizuotis, kad joje prasidėjo pakitimai. Koks įvykis ar situacija paveikė tai, įtakojo? Kiek jums buvo metų galbūt, kai tai pradėjo keistis? Ir ką dabar jūs galite padaryti, kaip kuo greičiau pakeisti tai. Kuo greičiau pakeisti būtent situaciją ir kad tas raudonas mygtukas nurimtų. Kada jumise apsigyveno ta negatyvi emocija arba įprotis valgyti galbūt kažką nesveiko, arba kaip jums tai pakeisti. Pašnekėkite patys tiesiog su ta vieta. Ir pirma mintis tai ir bus atsakymas. Paklauskite, kokia tame visame man yra svarbiausia pamoka. Arba kokia mano šiai dienai yra svarbiausia gyvenimo pamoka, ką aš turiu suvokti ir suprasti, ką išmokti. Kur aš einu
ne ten arba ne taip, ką aš ne taip darau, kas prieštarauja mano prigimčiai, pasaulio dėsniams. Kokia mano didžiausia klaida, kuri įtakoja organizmo senėjimą ir ligų susidarymą, galbūt tik tai dar subtiliajame, tokiame nematomame plane. Dėl ligų, jeigu aš matau ligas, aš galiu nustatyti organus, pamatyti prieš jiems susirgant. Tai jeigu jums įdomu tokios sesijos, nežinau, tai galite ateiti galbūt pusei valandos. Pavyzdžiui, jeigu norite tik tai pradiagnozuoti jūsų aurą ar kūną, tai jūs galite irgi kreiptis, nes aš matau visą laiką. Galiu netgi kaulus deformavusius matyti, tiesiog mano vidinis regėjimas yra kaip skeneris. Ir galiu jums pasakyti, aišku, dėl ko būtent tai skauda. Todėl ganėtinai greit jūs bent jau gausite priežastį. Nusiųskite meilę patys savo. Įsivaizduokite, kad jūs siunčiate meilę patys savo ir pats Dievas siunčia jums meilę. Įsivaizduokite, kad jūs einate tiesiog tokiu šviesiu keliu link šviesos, link Dievo. Ir į jūs šviečia dieviškasis spindulys. Įsivaizduokite, kaip ta energija jūs apgaubia, energija jūs gydo, myli, globoja. Ir pasakykite viduje, kad jūs priimate. Ir aš pabandysiu dar jums įdėti tokią buvau biškį dingus, aš nedarysiu aš to, ką aš galvoju daryti, matyt nereikia, nes netgi išmeti iš Zoomo. Tiesiog patys padirbėkite dabar su savimi ir su tuo spinduliu įsivaizduokite, kaip dieviška šviesa jūs apgaubia, apkabina, gydo. Ir ta šviesa prasiskverbia giliai, giliai į jūs, į jūsų organus, kiekvieną ląstelę. Ir tarytum išstumia tai, kas negatyvu, destruktyvu, kaip juodus dūmus. Jauskite tas energijas, kurios eina ir įkvėpkite jas. Pajauskite tą akimirką, kad šią akimirką aš kuriu geresnį savo gyvenimo versiją. Aš dabar jaučiu dėkingumą. Aš myliu pasaulį, aš myliu visus žmonės. Ir pagal atspindžio atsako dėsnį, ką mes dabar kūrėme, tą vėliau ir gauname. Ir kiekvieną akimirką mes kūrėme. Ir jeigu dabar mes turime kažkokį rezultatą, kuris mums nepatinka, tai jis kažkada buvo sukurtas. Ir dabar mes turime visi galimybę žymiai greičiau atkurti norimą realybę. Tik tai reikia pradėti kuo daugiau sustoti ir spinduliuoti meilę, vienybę ir džiaugsmą. Tai yra pačios aukščiausios vibracijos. O pati aukščiausia vibracija tai yra vienybė. Vienybė, tai, ką mes darome praktiškai planetarinėse meditacijose. Ir dabar pajauskime vienybę visi su kitais, kad mes esame vieno dalis. Ne tik tai čia Žemėje, bet ir visoje visatoje. Ir kiekvienas yra svarbi dalis
visos egzistencijos. Jeigu nebūtų kiekvieno, nebūtų ir tokios egzistencijos tokioje formoje, kokia jinai yra dabar. O kadangi egzistencija ir pasaulis visą laiką yra idealus, reiškia, viskas yra idealu. Ir jūs esate idealūs. Tiesiog pasakykite, aš esu idealus ir jaučiu vienybę su visais kitais idealiais, su visais kitais idealiais, idealiomis būtybėmis. Pajuskite vieni, nes mūsų visa visata iš tikrųjų yra mm, viena dalelė. Viena dalelė, tiesiog kuri išsiskirstė, po to pasidalino į daug, daug mažesnių, bet tai yra viena dalelė ir mes esame iš tikrųjų viena dalelė kaip vienas atomas. Jeigu pažiūrėti vieną ląstelę, kuri labai labai mažytė, bet vienoje ląstelėje vyksta procesai, kuriuos galima sulyginti su megapolio tokiais procesais, kur vienoje ląstelėje vyksta tiek visko vienu metu, o mums tai yra galbūt net nematoma ir nesuvokiamas tas procesas, kiek visko dirba ant mūsų kūnų tam, kad mes galėtumėm gyventi. Dėl dėkingumas, vienybė ir džiaugsmas už tai, ką mes turime, tai yra raktai, tai yra pagrindiniai raktai į sveikatą, ilgą amžinystę ir gerą gyvenimą. Padėkokite savo vidiniai visatai, kad jinai priėmė juos ir įkvėpkite, iškvėpkite, grįžkite čia ir dabar, atsimerkite. Ir parašykite man kelis žodžius, kaip jums sekėsi. Ir aš einu prie to ritualo. Kaip sekėsi, ką jūs matėt. Ko reikės šitam ritualui? Ritualas yra iš tikrųjų labai labai paprastas. Paimam papuošalą, galimas auksinį arba sidabrinį šaukštą, arba, tarsi iš tauriųjų metalų. Tai, kas jums simbolizuoja gausą, klestėjimą. Ir įmetame, bet prieš įmetant, pamiršau pasakyti, prieš įmetant palaikom bent kokias 5-15 minučių druskoje, jūros druskoje. Galim net ir patį puodelį palaikyti, arba stiklinę, geriau stiklinę turėti. Stiklinę palaikyti jūros druskoje, papuošalą palaikyti jūros druskoje, įmesti. Ir tada jau tą švarų vandenį, va pas mane taip tarytum mane. Ir va, taip pakelsiu, kad aš matyčiausi. Ir padėti ant palangės, tegul pastovi dabar per naktį ir rytoj galite su tuo tiesiog arba nusiprausti veidą, tokio vietoj toniko tarytum naudoti, galima tiesiog paimti, jeigu einam į dušą, tiesiog ant savęs išpilti ir su dėkingumu stichijoms, energijoms, vandeniui. Ir tiesiog, kad aš priimu klestėjimą gausą ir tarytum, būtent kaip su tuo vandeniu, viskas įeina į jūsų kūną, į ląstelių, nes vanduo turi informaciją. Mes esame irgi iš vandens ir vanduo patekęs tarytum ant mūsų, į mus irgi rašo tą programą. Todėl po to stenkitės po to nesiplauti po dušu, ta prasme, kad tai būtų paskutinis, pavyzdžiui, einant į dušą, kad po to ant viršaus jūs tą vandenį biškiai su to pabūkite, tegul biškiai įsigeria, žinot, taip į kūną, tegul biškiai įsigeria. Ir tiek. Aš tai noriu labai padėkoti jums už tai, kad jūs esate, kad jūs jungiatės, už jūsų pokyčius, už jūsų atgalinį ryšį. Ir kad pakenčiate mane, ką aš kartais vėluoju, kartais neatsakau.
kartais neužrašau sesiją arba kažkur tiesiog mano atsiprašymai ir ta praktika tada dovanų. Tie, kurie jau buvo apmokėję, tai mes po to susirašysim, jums bus kažkokia kita praktika. Arba su šita praktika irgi, kas norite, galite palikti donaciją, jeigu jūs jaučiate, kad norite. Um, Bet ir jo, aš pasistengsiu turėti padėjėją, kuri padės man labiau taip struktūrizuotai viską daryti, nes paskutiniu metu tiesiog kažkaip aš visko neapgribiau. Išgirdau, ką sakė, kur tobulėti, labai gerai. Papuošalą po to užsidėti ant savęs, jo, papuošalą po to galima ant savęs užsidėti, tegul pasikrauna būtent pilnaties energija ir dabar stiprius energijos eis šiandien, kaip jau matėm, tai vidinė visata sakė taip, nevalgyti visokių šlamštų, sakė vidinė visata, taip, taip. Jūs galite savo kūno arba vidinės visatos klausti, ar man tinka šitas produktas ar ne. Taigi mes galim gauti visus atsakymus, kokius tik tai norim patys. Tik prisijungusi grupė jautėsi srautas. Gerai. Srautas iš tikrųjų didelis. Dar, dar, dar man sako, kad rodo, kad tą srautą pastiprinti, tai dar nepabėgite. Dar aš biškį pastiprinsiu, to jums pravalysiu jūs kaip sušluoto. Jeigu jūs norite. Karštis kilo. Širdis šalta kaip akmuo be emocijų, lyg būtų pikta. Dabar gali iškilti tokios emocijos. Šiurpuliukus ir srautą dabar jaučiu. Dabar jis dar nesibaigė, todėl nepabėgite. Nepabėgite, tada užsimerkite ir pasakykite priimu. Tiesiog pasakykite, kad priimu viduje. Tie, kas priimate, tie, kas nenorite priimti, galite nepriimti. Dar kadangi eina srautas per mane labai stiprus, aš turiu jį pratransliuoti, nes... Įsivaizduokite, kad jūs dabar apvalo, energijos jūs apvalo ir tą negatyvą iš jūsų, kuris išsivalys, kurį jūs jau pasiruošę paleisti, tiesiog nukreipkite į juodąją skylę mintimis. Ir tegul tas srautas, žinot, apvalo ir žemę po jūsų pėdomis. Įsivaizduokite tą lokaciją, kur jūs dabar fiziškai randatės, kad jūs stovite, nu, aišku, jūs bute dabar kažkur tai būtumėte patalpoje. Įsivaizduokite, kad tas srautas paliečia, va, tarytum kaip jūsų pėdas ir netgi po pėdom tas žemė būtent tą apvalo ir nuo žemės biškį nuima ir tą negatyvą. Sakai, įsivaizduokite, kad jūs stovite basom ant žemės ir tą energiją, jūs primagnetinate tą energiją ir energija apvalo jūs ir kartu ir žemę. Žemė toje vietoje, kur jūs fiziškai randatės. Stiprios energijos, tai aš žiūriu.
Galite dabar įsivaizduoti, kad aš šalia jūsų ir padedu jūs apvalyti. Padedu jūs apvalyti, tarytum kaip preskenuoju jūsų kūną ir pridedu ranką ten, kur skauda arba ten, kur reikia. Oi, oi, oi. Net ašaras užbėgo. Galite įsivaizduoti, kad aš darau tokį kaip energetinį masažą, tokį netgi kaip pamaigymą su rankom, energetinį gydymą rankom, tokį kaip negydymą, nustatymą, pravalymą tam tikrų jūsų kūno taškų. O. Galite įsivaizduoti, kaip aš pridedu ranką jums rankas prie galvos ir padėkokite man, padėkokite man energijoms, kurios pro mane galėjo būti pratransliuotos. Ir grįžkite čia ir dabar ir biškį parašykite, ką jūs jautėte. Kaip labai stipriai buvo, man tiesiog ašaros riedėjo. Mainus tokius, padarykite kažką gero už tai, galbūt ne tai, kad man kažkokią tai donaciją, bet kažką gero pasauliui, nežinau, tos pačius gyvūnus pamaitinti arba galbūt kažkam padėti, kažkokią, nu, tarsi, paramą, tiesiog. Ir parašykite, prašau, kaip jūs jautėtės, kaip aš buvau prie jūsų priėjęs. Man labai įdomu, kaip jaučiasi, kaip aš jaučiuosi prie jūsų. Kaip jūs jautėte.
Jo, man nepatinka, kai kažkas kalba apie mėsą, o aš nevalgau jo. Dabar mėsa yra, nu, aš galbūt padarysim. Parašykite klausimus kur nors grupėse, apie ką jūs norit pakalbėti, nes aš tų temų daug turiu. Mm, Temų daug turiu, ką galiu papasakot, kas jūs domina, bet nu, maistas, dabar maistas yra labai labai svarbu. Aha, jutau, kad sukot energiją man iš galvos, iš dešinės į kairę. Jo, energiją sukau, taip, energijas tikrai sukau. Mhm. Aha, kai aš buvau labai didelis živulys ir ašaros byrėjo, kai aš buvau, gerai. Žodžiu, priimu iš karto pajutau energijos per visą kūną, gerai. Jaučiau užleidą. Čia po mano, ne, kai aš buvau. Labai gerai, labai gerai. Bėgo ašaros, lengvos energijos, bet stiprios, gerai. Jos mini jaučiau šilumą, reiškia, jums ten reikia atkreipti dėmesį. Kai prietės saugumo jausmas apėmė, truputį suskaudo tą vietą, tu rankas buvote uždėjusi, bet praėjo lengva, labai gerai. Mhm. Mhm. Kaista kojos, šiurpuliukai vaikščiojo. Aha, kai rankas pridėjau prie galvos, stiprus srautas energijos į galvą tekėjo. Dėkuoju, bėga ašaros, jautėsi šiltamėlės energija, gerai. Kai uždėjote rankas ant galvos, visą kūną užliejo neapsakoma šviesa. Nu, reiškia gydysimės taip dažniau. Reiškia gydysimės taip dažniau, aš gydysiu per save. Nes man, nu, ta prasme, atėjo tam tikra informacija. Bet šiandien už tas, nu, už mano, net nežinau, kaip man pavadinti, gydymą per save pačią, vienu žodžiu, bet už tą momentą padarykite kažką gero, tiesiog tą gerumo bangą, arba tai, ką jūs pajutote, kokį impulsą, perduokite po to, tiesiog atgal į visatą, atgal į erdvę atiduokite. Kažkaip tai, kažkokiu tai geru darbu, kuriais pajausite, kad norėsite padaryti iš širdies. Šilumą stiproką man. Jo. Nu, pajausite mano šilumą gyvai, va tie, kurie, dėl to aš galbūt pajausite mano energiją, tie, kurie bus gyvai, tai vat. Mhm. Kaip mamos palaiminimas, gerai. Jis iš manęs ištrauktas virfių ir labai ilgų ir sumetė juodą skylę, mane krėtė kaip elektra ėjo aplink mane ir traukėt. Ačiū Jums už atgalinį ryšį. Jeigu sunkumas tų vietų jautėsi, kur aš uždėjau ranką gerai, ir jeigu ėmė živulys labai gerai. Mhm. Lengvai galva lingavo. Gerai, ta prasme, energijos jos linguoja, jos tokia sukūrėjai eina. Mhm, tarsi šiandien dūmai prausis. Tvinksėjo galva ir širdis. Mhm. Mhm. Ar visiems viskas gerai? Pamačiau akis, kurios buvo kaip ateivė. Nu, žiūrėkit, kur jūs ten vaikščiot.
Druska gali būti su šalaviju, taip, šalavijas nieko, dar geriau, dar geriau. Mhm. Gerai, ačiū už atgalinį ryšį ir ką, dabar susitinkame Vilniuje, o po to susitinkame, nežinau kur. Susitiksime praktikose, vienu žodžiu. Ateikite į sielos dvynių praktikas, kas norite. Ate ir apkabinu, tada apkabinu ir iki.